Sveiki, mėlyjeji, čia laida Lietuva sveiksta. Esu jos vedėja Laura Dabulytė ir šiandien noriu pakalbėti su jumis apie valgymą. Taip, valgysim, nevalgysim, nors ten koridoriuje ką tik dešryčių tokių nusinešė ir sakėm, duokit, čia mums labai tiktų, visai ne tai bus. Šiandien turiu gydytoją, kuri jau daugelį metų dirba vasaros ligoninėje Vilniuje. Jos užsiėmimas, nors ji yra pati psichiatrė, psichoterapeutė, valgymo sutrikimų centro gydytoja. Šiandien kalbėsim apie valgymą, kai jis mums parodo, kad kažkas su mumis galbūt nėra gerai. Kaip jūs pati savo draugams pristatot, kągi darbe veikiat? Gydau valgymo sutrikimus, kurie yra labai skirtingi ir tai yra tiek persivalgymai, nuo kurių jūs dabar ir pradėjote, bet lygiai taip pat ir nevalgymai, kurie irgi yra didelė bėda ir sveikatos prasme netgi didesnė negu persivalgymai. Grėsmė didesnė jo. Tam, kad mes kalbėtumėm apie sutrikimus, turim prieiti išvadų, kas yra norma. Tai jeigu galim nuo to pradėkim, tai ką mes vadiname normalumu? Turbūt turėčiau pradėti nuo to, kad dėja labai gaila, bet tai, kas turėtų norma būti, greičiausia yra gana reta mūsų gyvenime, aš taip manau, nes daugybė žmonių bando kažką visą laiką ten su tuo valgymais koreguoti, tai pasilaikyti dietos, tai truputėlį numesti svorio, tai paruošti kūną vasarai, bet ieškojimas būdų, kaip valgyti, ieškant iš tikrųjų tikslo, tokio sudėtingo tikslo, kaip gerai jaustis, yra labai įprasta žmonėm. Kad jeigu žmonės jaučiasi blogai, vienas iš būdų, ką jie bando daryti, tai įsivaizduoja ir bando tą padaryti, kad kažką pakeitus mityboje labai gyvenime iš esmės pasikeis. Taip nėra? Ne. Tai jeigu dabar tikrai labai populiaru yra vartoti tam tikrus vaistus, kad gerokai numestum svorio, nes atrodo, kad laimė ir bus ten, be tų savo plus 12 kilogramų. Nebūtinai. Gali šiek tiek būti ir, aš bent jau taip norėčiau tikėti, kad vaistai skiriami tada, kada reikia skirti vaistus. Bet ir kad tai gali padėti žmonėm pasijausti geriau, pavyzdžiui, žmonėm, kurie nepaisant to, kad valgo pakankamai, vis tiek jaučia, tarkime, nuolatinį alkio jausmą. Ar ne? Yra tokių žmonių ir tai yra kančia. Žmonės sako, aš pavalgau ir vėl galiu eiti valgyti. Ir tai nėra tai, kad jie nepavalgo pakankamai, jie pavalgo ir vis tiek jaučia. Ir tada vaistai galėtų padėti šitoje vietoje. Bet, yra didelis bet. Žmonės nusprendžia, kad jiems reikia numesti svorio tada, kada tas svoris yra visiškai normalus. Tai, kad nepatinka mums mūsų svoris, o nepatinka labai daugam. Ir jeigu išeiti į gatvę ir apklausti žmonės, ypač turbūt moteris, kiek iš jų praeinančių gatvėje yra patenkintos, tiek, kiek dabar sveria. Aš bijočiau spėti, koks procentas pasakytų, taip, gerai, man patinka, aš laiminga, patenkinta. Didžioji dauguma, aš taip spėčiau, greičiausia, gal ir nieko, bet reikėtų numesti kelis kilogramus, oi, labai reikėtų numesti daug kilogramų. Kodėl taip yra? Ką mes į tą savo svorį tokio sudėjom? Kokios ten mūsų viltis? Būtent, jūs labai teisi, žmonės sudeda daug lūkesčių ir tikėjimų, kad jeigu pakoreguosi svorį, kažkokiu tai būdu stebuklingai gyvenimas taps žymiai geresnis. Ten kažkokia tai laimė dugne bus, atrasi tą laimę, atrasi pasitenkinimą gyvenimu. Tai yra tiesiog suprojektuojamas nepasitenkinimas ir suprojektuojami lūkesčiai. Bet Rūta, šitoje vietoje tai labai noriu su jumis taip jau pafilosofuokim. Nėra buvę šitoje studijoje nei vieno pašnekovo, kuris neminėtų maisto kaip vieno iš būdų jaustis geriau. Lietuvos sveiksta vienas iš dalykų, kad, žinokit, pažiūrėkit, ką valgot. Ir mes visi tokie jaučiamės truputėlį skolingi tam maistui. Tokiam jausmas, kad tai aišku, kad ne iki galo visada aš ten gerai maitinuosi. Tai aišku. Ir jeigu šitą padaryčiau, gal kažkoks geresnis žmogus būčiau. Niekada negana. Visada reikia dar kažko. Niekada negana. Kur tai nuveda? Tai tie lūkesčiai. Kur tai nuveda? Tai nuveda tada. Pas jūs?
Ar gali taip pas jūs Na, nuvesti? aš manau, kad pas mus dalį nuveda, bet tikrai labai mažą dalį. Tikrai labai mažą Kas dalį. atveda pas jūs, jūsų pacientus? Kas atsitinka, kad žmonės patenka pas terapeutą jau su rimtu negalavimu? Keletas turbūt dalykų. Tai vienas, kas atveda, tai dažnai būna sunerimę artimieji, išsigandę tėvai, sunerimę artimieji, kurie akivaizdžiai mato, kad jų artimam, mylimam, svarbiam žmogui yra sunku, kad jisai numetė be galo daug svorio ir tikrai žiūrint yra baisu ir taip turi būti. Baisu žiūrint į išsekusį žmogų, ar ne? Joks ten jis netrykšta laimę. Tam tikrame momente laimę to nepavadinsi, bet pasididžiavimo tokio, kad man pavyko, aš numečiau ir kad aš galiu būti toks labai išskirtinis ir lieknas, kai čia aplinkui kiti tik tai svajoja apie tai. Ir dažnu atveju būna taip, kad žmogus jau pradeda sirgti, tarkime, anoreksija, pradeda svoris kristi, ar ne, ir jau kažkaip tenai matosi, kad čia negerai, per greitai, per daug, bet kiek aplinkui atsiranda tokių, kaip tau pavyko, ką tu darai? Didvyris, Susikeisti vietomis su tuo žmogumi, kuriam pagaliau jisai turi tiek valios ir gali numesti tą svorio. O čia aplinkui tai šimtai svajoja, kaip tą pavyksta ir tai yra realybė, taip vyksta. Ir tada vietoj to, kad tam žmogui sunerimti, ar ne, kažkaip, kad čia jau kažkas darosi su manim, gal reikia ieškoti pagalbos, yra patvirtinimas, kad tai, ką aš darau, yra gerai. Bet dažniausiai vis tiek ateina to riba, kur net jau tie, kurie džiaugiasi ir didžiavosi ir gyrė, sunerimsta, kad tikrai yra labai blogai. Nes jis nesustoja ir vėl tas jūsų minėtas negana. Ir tas svoris krenta toliau ir tikrai jau tada, išsigandę artimieji gali būti, kad atveža ir ieško, kreipiasi, ieško pagalbos, patenka tokiu būdu pas mus. Aš kaip artimas asmuo galiu pasakyti, kad man neramu, ar galėtum pasitikrinti? Šitais atvejais artimųjų ryžtingumas yra labai svarbus dalykas. Ir jisai tikrai ne visada suveikia. Kam reikia pasiruošti? Pasipriešinimui dideliam. Nenorės paprastai tenai. Kas gali blogiausia atsitikti tame pasipriešinime su tuo žmogumi? Blogiausia gali numirti, jeigu nesikreips iki galo visiškai nieko. Tai yra mirtina? Anoreksija, taip. Anoreksija yra mirtina? Taip. Tai iš mano 10 draugių yra tikimybė, jeigu matom, kad visos kažką veikia, yra tikimybė, kad kokia viena turės, nebesivaldo su tuo, kas vyksta. Nebūtinai anoreksija, bet kažkai yra ir kiti valgymo sutrikimai, yra bulimija, yra persivalgymai, ar ne, tai šiaip yra didelė tikimybė, bet net ir ta pati anoreksija, tikimybė gyvenime, ar ne, per gyvenimą, kad anoreksijos epizodas gali būti žmogui, tuo laikotarpiu žmogus atitinka anoreksijos kriterijus, paplitimas būtų 4%, tai yra daug. Tai 100 žmonių 4 žmonės per gyvenimą turi anoreksijos epizodą. Dabar tas epizodas epizodui nelygu. Gali būti epizodas kažkoksai, kada paauglystės, taip jau atsitiko, paauglystė, vėlyvoji paauglystė, ankstyvoji jaunystė arba dar kažkoksai laikotarpis gyvenime, kažkoksai kritiškai ar ne, ten skyrybos, dar kažkas, kad žmogus pradėjo mažiau valgyti, numetė svorį, tas svoris nukrito tiek, kad atitinka anoreksijos kriterijus, bet kažkaip tenai dalykam susitvarkius, aplinkiniam parodžius palaikymą, susirūpinimą, tas gali praeiti ir be gydymo. Vėlgi, dar didesnė tikimybė, kad ta anoreksija pereis į bulimiją. Tai čia yra didesnė tikimybė. Po anoreksijos keliauja bulimija. Statistiškai, kad anoreksija liks anoreksija, yra santykinai maža. Taip. Žymiai didesnė tikimybė, kad tas anoreksijos epizodas pasibaigs tuo, kad prasidės persivalgymai ir jeigu tą persivalgymą lydės kažkoksai tai šalinantis elgesys, taip mes turim tą terminą šalinantis elgesys, vėmimai, laisvinamieji ar kažkokios tai epizotiški ten badavimai, dietos ar kažkoksai ten labai jau intensyvus sportavimas. Tai tada ta anoreksija pereina į bulimiją. O čia? Ir čia.
Čia yra keletas irgi išeičių. Viena iš jų yra turbūt geroji, kad paprastai prasidėjus bulimijai, tai yra prasidėjus persivalgymam, žmogus pajunta tą, kad jisai prarado kontrolę ir tai sukelia jam kančios jausmą ir tas paskatina eiti gydytis. Bulimija yra, sakykime taip, tai nėra anoreksija. Anoreksijos nepaslėpsi, nes yra mažas svoris, ar ne, tai matosi. Taip, o bulimija iki kraštutinio išsekimo. Bulimija paprastai yra, svoris normalus. Taip. Daugiau mažiau normalus ir to gali nematyti. Pastebėti mums tai garsiai ar nutylėti? Jeigu matom, kad kažkas vyksta šalia. Ne, nutylėjimas nepadės. Pasidomėti. Parodyti savo susirūpinimą. Aš manau, kad čia aš pastebėjau, kad man neramu, ar ne? Kas atsitiko, man neramu. Kodėl tu pradėjai taip daryti, taip, ar ne? Ir žinoma, greičiausia bus kažkoksai laikotarpis neigimo, kurį laiką bent jau, ar ne? O gal ir bus taip, kad pasakys, taip, man blogai. Bet tylėti ir apsimesti, kad nieko nevyksta, manau, kad tikrai nėra išeitis. Ir čia, ką girdžiu, tai tokio neskubėti, pauzės, kad jis išdrįstų pasakyti, kas čia vyksta. Tai būti pasiruošus išgirsti, jeigu žmogus pradeda kalbėti kažką, kad jam nėra labai gerai, tai nenumoti ranką, nepasakyti, ai, tai čia nekreip dėmesio, susitvarkys. Visiems tai būna. Močiutei buvo, mamai buvo, sesiai buvo. Visi čia tų dietų laikosi, žinai, kam nepasitaiko ar kažką. Tai neapsimesti, kad viskas gerai, nenurašyti, kad tai yra nesvarbu. Palaikyti tada, kad, žiūrėk, yra toksai valgymo sutrikimų centras, tai užsiregistruok, eik pasikalbėk su specialistu ir jisai tau pasakys. Ir gali būti, kad paleisit žmogų gyventi toliau? Gali būti, kad kažką patarsime nueiti kažkur, gal kitur, gal užteks dietologo konsultacijos, gal reikės kažkokį vaistą paskirti, gal parekomenduosi psichoterapiją, dar kažką žiūrint, kiek yra, bet kažkaip jau vertinti, kiek tai yra problema, nes, matot, vėl kažkokiais tai laikotarpiais gali būti tie valgymai sutrikę. Ir tai yra normalu. Šiaip pats valgymas, ir ne, jisai tenkina, turėtų būti toksai, kad tenkinti fiziologinius poreikius. Visų pirma, fiziologiniam poreikiam patenkinti. Tai gyventi. Gyventi. Taip. Tam, kad gyventi. Ar ne? Ir kartais tas jau... Bet gerai. Tai nėra vien tik tai, kad gyventi, ar ne? Yra ir kiti valgymo dalykai, kurie mums tai suteikia. Tai suteikia malonumą, tai yra kultūrinė, tai bendravimo dalis, dar kažkokie tai dalykai, jos irgi yra svarbios. Ir kartais, būna taip, kad kažkokiu tai labai sunkiais laikotarpiais, kada žmogus išgyvena tikrai kažkokius sunkius dalykus, jisai gali netekti apetito, jam gali pradėti kristi svoris, taip atsitinka ir tai nebūtinai yra valgymo sutrikimai. Tai gali baigtis valgymo sutrikimais, bet nebūtinai. Pradės ten kažkas susitvarkys dalykai, dar kažkas atsistatys tas valgymas ir vėl gyvens toliau. Kuo mes turime daugiau visokių strategijų, kaip savo padėti pasijausti geriau, tuo yra geriau, tuo iš tikrųjų tai įvairovė. Blogai yra, kada tai tampa pagrindiniu ir vieninteliu dalyku. Kiekvieną kartą pasijutus blogai eiti valgyti. Va čia jau problema. Daugelio problemų sprendimas yra alkoholis. Ir mes jo čia iš vis neaptarinėjam, nes aš suprantu, kad nepasijus tada. Ar yra šita tema irgi? Valgymo sutrikimai labai dažnai būna lydimi kitų ligų ir galų galia tie gali prasidėti kaip valgymo sutrikimai, bet paskui prisideda nerimo sutrikimai, prisideda depresija, prisideda miego sutrikimai, prisideda ir nebūtinai alkoholio, bet gali būti ir kitų ten kažkokių narkotinių medžiagų vartojimas. Tie valgymo sutrikimai negydomi, iš esmės jie linkę apaugti vis naujais simptomais. O gali prasidėti valgymo, kad gali būti, taip, ir nėra retai taip, kad šalia valgymo sutrikimų būna ir priklausomybių bėdos ir tada tai yra dar sunkesnė situacija. Tai apie ką kalbat su tuo žmogumi, kuris ateina suvokęs, kad turiu sutrikimą? Kas tas, kodėl mes taip darom? Kodėl to imamės? Žinokit, yra tikrai daug žmonių, kurie ateina nesuvokę, kad turi sutrikimą. Būtų darbas mūsų žymiai paprastesnis, jeigu ateitų žmonės jau turėdami suvokimą,
kad jie turi sutrikimą. Dalis turi, dalis įtaria, kad taip gali būti, bet labai nenori to išgirsti, dalis tą neigia iki pat galo ir taip ir nepradeda gydytis. Tai vat, priklausomai nuo to, kokioje fazėje tas žmogus yra pagal savo suvokimą, kiek tai yra pas jį šitas dalykas problema, taip ir kalbame. Pagal tai ir kalbame. Taip, pagal tai ir kalbame. Ir tada gydymasis, kas čia, psichologija yra, jūs pati psichoterapeutė, tai vis tik tai yra apie tai, apie mintis, kuriuose mes tarsi pastrigę esam. Valgymo sutrikimų gydymas pagrindinis metodas ir yra psichoterapiniai metodai valgymo sutrikimų gydyme. Medikamentinis gydymas gali būti skiriamas, jeigu reikia, ypač jeigu yra gretutinės ligos, jisai gali padėti ir padeda. Valgymo sutrikimai, kadangi visgi tai liečia ir kūną, ne tik tai psichiką. Ir tas daro tą problemą sudėtingesnę. Tai ir tas kūnas gali būti nukentėjęs labai smarkiai. Tai net labai rimtas, intensyvus tas somatinis gydymas kitą kartą turi būti šalia vandens elektrolitų balanso atstatymai ir komplikacijų tenai gydymai. Tai čia yra, ta jau medicina, ne psichiatrija, net ir tų dalykų yra. Yra valgymo dalis, kuri yra žiūrima ir jinai yra prižiūrima rimtai, kad valgyti taip, kaip reikia. Ką matot kaip tendencijas, kurių kažką galbūt jau palikom praeičiai, o kažkas naujo randasi per tuos metus, bet kiek jūs šioje srityje specializuojatės? Kažkas naujo. Gal nelabai aš išskirčiau kažko, kad būtent pačių valgymo sutrikimų kažkas tai naujo. Dažniau gal yra ta gretutiniai sutrikimai, kurie yra šalia valgymo sutrikimų. Ir šiaip iš tikrųjų yra tokia tendencija, kad sunkėja. Taip gali būti gal ir dėl to, kad mes tiesiog kuo ilgiau dirbame, kuo daugiau patirties turime, kuo labiau centras tampa žinomas ir žmonės tada įvairesniai kreipiasi ir tiesiog imamės gal kažkokius irgi dažnai tokius atvejus, kur labai sudėtingi. Tai jau tikrai irgi būna tų atvejų ir labai sudėtingų. Aš galvoju, bet valgymo sutrikimai jie neatsitraukia, jie tikrai išlieka. Pabaigai visiškai. Tai kaip, kokius klausimus užduoti savo ar kolegai, ar artimajam, jeigu jaučiam, kad galbūt pats net nesupranta, kad to valgymo sutrikimų šiek tiek yra. Kas tie, kaip jūs sakot, kartais ateina pacientai ir tu supranti, kad jam dar toli iki suvokimo, kad jis turi problemų. Gal yra kažkoks savo klausimas, kurį uždavę suvokčiau, kad gal ir nelabai čia gerai elgiuosi su savo kūnu? Turbūt toksai labai gal bazinis, aš galvoju, kuris tiktų visiems, tai būtų apie tai, kiek minčių, ar ne, kiek laiko pareikalauja tos mintys ir rūpestis apie maistą ir apie kūną. Ar ne per daug yra minčių apie tą maistą? Ar ne per dažnai galvoti, ką valgyti, ko nevalgyti, kaip valgyti, kiek leisiu savo suvalgyti pietum ir jeigu suvalgysiu, ar tada reikės eiti kažkaip išsportuoti ar dar kažką tai padaryti. Tie visokie suvedinėjimai galvoje, Excelių ar ne, kalorijų skaičiavimai visokie ir šitie dalykai. Ar ne per daug galvoju apie tai, ką valgau, kada valgau, kiek valgau, ar bandymai save riboti, kad kaip tik nevalgyti. Ar kažkokie nėra per dideli svorio svyravimai, ar nėra svorio kritimo, sakykime, kažkokio ilgą laiką besitęsiančio. Ir vis dėlto pagalvojimas yra apie tą kūną. Tikrai, ar nėra taip, kad tas nepasitenkinimas kūnu yra toksai didžiulis
Ir visą laiką vis noras jį kažkaip tenai tobulinti, keisti, nors aplinkai sako, ko tu nori iš to savo kūno, pasižiūrėk, taigi gražiai atrodai, viskas su tavim gerai, tai tokiu atveju irgi yra. Tai aš manyčiau, kad šitos mintys jos yra tas, tikrai toksai vidinis kalėjimas, kuris gali uždaryti ir viskas yra vedasi apie tai. Ir kada žmonės, jie vengia eiti susitikti su draugais, vengia išeiti kažkur, jeigu žinos, kad reikės valgyti. Nes dabar laikausi dietos, tai kaip aš dabar eisiu su draugė ten kokios vakarienės ar kažkokios ten kavos su pyragėliu, nes aš dabar laikausi dietos, aš negaliu. Ar tai yra sveika? Nesveika, aš manau, kad ar ne. Tai visa tai yra iš tikrųjų liguistos mintis, kurios rodo, kad, labai tikėtina, kad yra to valgymo sutrikimų. Ar girdit, mėlyjeji, tai yra liguistos mintis. Galvoti, kad vis geriau galėčiau, dar geriau. Viskas su manim gerai galbūt tuo metu yra, bet tas nuolat norėjimas dar paskaičiuoti, dar išsportuoti, dar išvaikščioti, jis turi būti savo vietoje. Palikim jį savo vietoje. Žmonių kūnai yra labai skirtingi. Šiaip, normali mityba yra tokia ir, kur galima galvoti, kas yra norma, tai yra tai, kad atėjo laikas, pavalgiai ir pamiršai. Ir kelias valandas tu gyveni gyvenimą ir pacientai, kurie gydosi ir gauna jau neišvengiamai, gauna tą mitybą, kuri būtų pakankama, tai jie tą labai pastebi, praeina noras saldumynam, praeina noras apie tą galvojimą, o ką aš čia dar suvalgyčiau, nes tai yra tiesiog pavalgo ir tokiu būdu patenkina fiziologinius poreikius ir praeina tos mintis, tas nuolatinis galvojimas. Tai tiesiog valgyti ir gyventi. Labai jums ačiū. Noriu, kad vis dažniau pagalvotumėm ne apie tai, ką darom, o kodėl tai darom. Tai labai noriu, kad jeigu kažkas vyksta taip ilgai, kad nebesuprantat, kad tai jau vyksta, pastabdykim save. Ir ši tema šiandien apie valgymo sutrikimus, apie tuos, neatsinešėm tų dešryčių čia pavalgyti kartu, bet aš suprantu, kad su gydytoja net ir jų pavalgyti čia būtų galima, nes normalumas yra mūsų valiuta, kuri yra sveikumo valiuta. Jos aš ir linkiu ją investuoti labiausiai. Čia laida Lietuva sveiksta. Aš be galo jums dėkinga, kad buvote. Ačiū, kad pakvietėte. Iki kitų kartų. Ačiū labai. Ir visi šnekėjom.